klausimas yra detalės, partikuliarybės, čia jau konceptualumai. Niekas nieko nenori? Niekas nenori? Tai nori, bet aš nežinau. Tai prašom. Nepartikuliarybė nusiminti. Aš daug noriu paklausti, bet man gali paklausti vieną klausimą, nes noriu jį iš karto susijęti su galbūt tuo, ką kalbėsime ketvirtadienį, nes iki tek šitam sesijai sudalyvauti kalbų, tai galvoju, gal kažkoks bendras kontekstas tiksis. O kaip tada reikėtų išvertinti šitam kontekste Derrida tekstą apie Marksą ir Spektrą? Kokioje vietoje čia tas skirtumo klausimas įsikūrė ir ar nėra taip, kad tame tekste Marksas šiek tiek nutolsta nuo kalbos? Derrida nutolsta nuo kalbos problematikos. Ir, kaip sakant, ar nėra, tai yra Derrida versus Derrida. Aš nežinau, kiek tas kontekstas yra žinomas, dėl to sakau, čia bijau, kad tai yra ir konceptualinis, ir partikuliarus klausimas. Jis yra konceptualinis klausimas. Aš, tiesą sakant, daugybės dalykų, kurios būčiau norėjus pasakyti apie Derrida, nepasakiau dėl to, kad ir laiko klausimas, bet to tas partikuliarybės ir, taip sakant, nepartikuliarybės aspektas čia vis dėlto veikia. Bet turiu prisipažinti, kad šito tai išvengiau vien dėl to, kad ketvirtadienis nusimato. O jis būtų parankus man, būtent su savo spektriškumu įsirašyti į šitą kontekstą. Bet galiu trumpai atsakyti. Na, pirmiausia, tas Markso spektrai, tas tekstas iš tikrųjų labai sunkiai skaitosi. Nežinau, ar kas nors jau imtųsi taip į kokią nors be konceptualaus žvilgsnio, šiaip pasiskaityti, tokią kaip knygą, tai yra labai keblus atvejis. Bet jeigu tu turi tam tikrą optiką ir ko nors ten ieškai, aiškaus, bent iš pirmo žvilgsnio savo, tai tada, žinoma, galima kai ką ten ir atrasti. Pradėkime nuo pavadinimo, spektrai. Nenorėčiau dabar plėstis, manau, kad Kristupas tai padarys gal ketvirtadienį dėl tos savokos etimologijos ir jos, taip sakant, traktavimo. Bet pagrindinis dalykas šitas su skirtumu ir sukasi apie šitą spektro savoką iš esmės. Na, kodėl Markso spektrai? Čia cituojamas yra arba apeliuojama į tą komunistų partijos manifestą, kad šmėkla klaidžioja po Europą, komunizmo šmėkla. Tai iš esmės Derrida apmąsto tą šmėkliškumą, kuris yra šiuo atveju vadinamas spektriškumu. Bet jeigu išvertus jau į tą graikišką kontekstą, tai yra fantazmo klausimas. Sakyčiau, aš tai matau tą fantazmą, apie kurį kalba Derrida, kaip, nežinau, kiek jis yra marksiškas. Čia toks Derrida Marksas, kiek jis jį redukuoja į savo, taip sakant, norimus dalykus, savo norimus dalykus. Tai jis kalba apie tam tikrą tarpinę būklę, kuri yra nei, taip sakant, tikra, nei netikra. Fantazmas ir nušmėklotas yra, tas, kam nepavyksta numirti. Ar jinai kalbinė? Šitą vietoj. Kas gal labiausiai rūpėjo? Manyčiau, kad vis dėlto ne. Todėl, kad kalbiškumas šiuo atveju, čia vėlgi reikėtų grįžti prie įdomios temos, apie kurią tik užsiminiau, bet kurios išplėtoti nei laiko, nei galimybių nebuvo. Rašto ir kalbos santykis. Tai yra, taip sakant, toj lingvistinėje perspektyvoje, tai yra didelė problema. Šią tik nužymėjau trumpai, kadangi man reikėjo rašyti tam tikrą kontekstą. Tai vat, ar jinai kalbinė, tai būtent, sakyčiau, griežta prasme, tai ne. Bet ar jinai, taip sakant, neturi tos ženkliškos įrašo tam tikros dimensijos, tai čia yra jau kur kas
keblesnis klausimas, sudėtingesnis. Vis dėlto, manau, kad turi prasmės įrašymas paties to Derrida kūrinio į platesnį kontekstą, kur kalbam apie spektriškumą, apie jį kalbama šiuolaikiniai filosofijai, netgi religijos filosofijai gana plačiai. Tarkime, kalbam apie spektrinę hermeneutiką, Kaputo su Vatimo diskutuoja apie spektrinę hermeneutiką, kur irgi reiškia, galima sakyti, į kieno vietą atsistoja fantazmas arba šmėkla, arba spektras, į dvasios vietą. Ten, kur buvo klasikiniai filosofijai dvasia, čia dabar atsiranda fantazmai. Ir va, ta tokia tarpinė būklė, na, nežinau, mano galva, tai galima tik tai kaip tam tikrą ženklą ją traktuoti, bet įkalbinti, jeigu pavyktų Derrida įkalbinti fantazmą, šmėklą, nedaug dievė. Tai baisu, jeigu staiga prabyla toks, taip sakant, būvis, kuris iš tikrųjų jis ne... Arba tentų matyti sakyti taip, kad tai nėra nei kalbinis, nei nekalbinis būvis. Tai yra tokia absoliučia prasme tarpinė būsena. Tai yra grynas toks nihilistinis būvis, na, arba skirtumas tarp, kaip pirminė būklė. Šiuo atveju skirtumas traktuojamas kaip tai, kas eina pirma. Fantazmas eina pirma, galima sakyti. Spektras eina pirma. Nėra nei dvasios, nei anapus to, kas gali būti kūno. Nėra nei dvasios, nei kūno dichotomijos, yra šmėkla, apie kurios kalbiškumą galima, mes samprotauti galime kalbėti, bet jinai nėra nei kalbanti, nebent kalbėjusi. Taip, gal dar klausimų turim. Drąsiau, nebijokit. Gal tada galim ir apie detalės, ką nors paklausyti, dar vieną klausimėlį ir tada bandysime judėti toliau. Tai, na, aš gal taip simboliškai dar paklausiu. Kadangi kalbėjot ir apie Derrida, ir Agambeną, ir diferans konfiguraciją nihilizmo, mane, kadangi su diferanso konfiguracija pačiam dar neteko susipažinti, laukime jūsų knygos, kuri turėtų visai greitai pasirodyti. Ir man yra įdomu, ar šitie diferans, nihilizmo kaip diferans neigimo mąstytojai, ar jie rūpinasi kažkuo panašiu, kuo, pavyzdžiui, kas rūpėjo Nyčei, įveiką. Aš kaip suprantu, jie apie įveiką, būtent tos prancūziškos konfiguracijos nihilizmas, tas diferens konfiguracijos nihilizmas nelabai rūpinasi. Jis tarsi sukuria tą tokią situaciją ir joje tarsi ir buvoja ir viskas. Ir tame tarsi ir nėra, užsidaro savai ir viskas. Čia tokia yra keista iš tikrųjų padėtis, nes toks sąlygiškas nihilizmo skirstymas į tas konfiguracijas, viena vertus kaip įveikos, ar ne, kita kaip skirties, arba diferanso, čia turiu galvoje ne tik prancūziškai tą tradiciją, bet jos šaknys yra gana giliai, nespėjau to paminėti, bet jos apie tai rašius ir kalbėjus, būtent jos šaknys yra kierkegauriškam mąstyme, netgi Trendelenburgo logikos perspektyvoje. Kitaip sakant, tai yra iš tikrųjų su įveika kaip tokia, kaip peržengimo, traktuojamo kaip kilusio iš klasikinio neigimo. Reikia peržengti tą būklę, reikia jos kažkaip atsisakyti, reikia atsidurti, kaip sakytų Jungeris, anapus nihilizmo. Toje trajektorijoje čia to nėra, bet vis dėlto, jeigu mes dabar kalbėsime apie tą patį Derrida, kai sako, nėra nieko anapus teksto, anapus rašto, ne? Arba plačiau anapus kalbos. Na, galima galvoti, kad tai yra konstatavimas. Nėra, viskas tvarkoja. Bet vis
dėlto mes matom tą desperaciją. Tai ar ta desperacija, kad negalima ištrūkti iš to rašto, negalima ištrūkti iš kalbos, nėra toks sąsajos su ta, nihilizmo konfiguracija, tam tikra patvirtinimas, kad vis dėlto tai tikrovė, ta kažkaip jinai bent prisimenama, kaip metafizikos perspektyvai buvusi, jinai nėra tiesiog loginė prasme įimta, bet jos nėra atsisakyta, dėl to tie du nihilizmai gali būti atriboti metodiškai, tam tikra prasme sąlygiškai, bet aš viena vertus jos bandžiau parodyti kaip neišvengiamai persmelkiančius vieną kitą ir dar daugiau. Čia aš bandžiau pasakyti apie du nihilizmo tipus, dvi konfiguracijas, iš tikrųjų jos dar turi sąsajos su ta pačia dialektika. Galima visiškai skirtingą perspektyvą pozityvę nurodyti dialektinę, kurioje vėlgi atsiranda, taip sakant, sąsajų su nihilizmu arba atvirkščiai nihilizmo sąsajų su ja. Taip, kad čia tokios griežtos perskyros netgi įveikos prasme nėra, nors nevadinama įveikos vardu ir ta įveika nėra, taip sakant, tiek eskaluojama, nes jinai yra nenumatoma, iš principo laikoma negalima. Negalima išeiti iš to rašto, bet vis dėlto norisi sakyti, negalima. O ne tai, kad viskas tvarko, čia nėra niekur kitur. Nėra niekur kitur, sako Derrida, bet įveikos vis dėlto reikalavimas, jisai bent jau foninis išlieka. Ir tiesiog struktūroje to nihilizmo pavidalo to nėra, bet jis egzistuoja tas fonas, tas sąsas. Dėkui Jums. Tai, dėkui Jums.